pasakysim jam tokį vieną pareiškimą. Mama atsiuntė, mama Vaida. Tai tada paskambinsiu. Vaikino gimtadienis. Alio. Sveikas gyvas. Labas. Tau skambino pareigūnas Aurimas. Šiandien aš gavau informacijos iš tavo gimnazijos socialinės darbuotojos apie tai, kad turi šiek tiek, kaip čia, tokių nusižengimų. Aš norėčiau su tavim pakalbėti. Ar galima mes dabar? Ne. Kaip supras, ne? Nu, negalima. Tu nori užėti pas mus į areštinę? O kas tiko? Mes gavom informacijos iš tavo gimnazijos socialinės darbuotojos, kurią ko gero tu pažįsti, kad Aurimai tu geri viešoje vietoje. Ir aš pasidomėjau, kad tau šiandien, ne šiandien, aš nežinau, dabar yra kiek, 16 metų. Ir dar tu pilnai neatsakai už savo veiksmus. O kada aš geriau? Yra filmuota medžiaga, aš nežinau, čia socialinį darbuotoją atvežė ir įspėjo, kad niekaip negali susitvarkyti su tavim. Aš norėčiau, kad rytoj 9 valandą pas mus atvažiuotum. Kur? Į areštinę. Į kokį? Vileišio gatvėje, 15, 3 aukštas, 307 kabinetas. Aš pasidomėjau tavim, Aurimai. Kaip pirmam kartui mes galbūt ir atleisim tave nuo baudų. Bet vis tiek aš turiu su tavim pasikalbėti ir tu dar nesi pilnametis, tai būtų gerai, kad leistum man pasikalbėti su tavo tėvais. Dabar? Yra tavo mama ar tėtis? Mama pati užregistravo. Ką? Aurimai. Dabar? Tai tu kada? Kalbėti. Nu, gerai. Tai... Uždarytis telefoną. Alio. Klausau tavęs, tai aš nesuprantu, kur tu dabar buvai dingęs. Nu, tai man savo mamą. Aš noriu, kad tu, žinok, rytoj atvažiuotum pas mūsų į skyrių ir mes pasikalbėtum. Būtų gerai, kad atvažiuotum su mama. Iš tavęs dabar, supranti, yra keli sprendimai. Yra darbai 15 valandų, tiesiog viešieji darbai, kuriuos turėsit tvarkyti mokyklos aplinką, ten rinkti šiukšles. Arba yra kitas būdas, tai yra administracinė bauda, 800 litų. Ir mes nuspręsim, kurios sprendimas tau yra priimtinesnis. Aš tai galvoju, kad vis tik darbai. Tai aš šitoj pakalbėsiu su savo socialinę mokyklos darbuotoją. Ir, aš su ją pakalbėsiu, tada jau atvažiuosiu. Aš supranti, aš peržiūrėjau tą video medžiagą, tai yra specialiai nufilmuotas. Gerai, bet aš neperžiūrėjau, supranti? Aš suprantu, Aurimai Petraitė, kad tu neperžiūrėjęs. Žiūrėk, bet aš ne Aurimas Petraitis. O kas tu toks esi? Gerai, palauk. Žodžiu, dabar aš žiauriai užsiėmęs, ne? Ir aš tada rytoj pasikalbėsiu savo socialinę mokyklos darbuotoją, ne? Taip, jo. Jo, ir tada išsiaiškinsiu ją. Aurimai, tau 16 metų šiandien, bet tu kalbi, kaip kad tau būtų kokį 10 metų daugiau. Zip FM. Ir ne veltui mamas taip nenori dabar duoti telefono ragelį, nes į tave užregistravo. Tau skambina radistai, Aurimai, ir mes norim pasveikinti tave su gimtadieniu. Gerai. Nu, bet jau tiek šustrų morkų privalgęs. Kokią tu mokyklą lankai, ką? Žemyn. Juk klasės kačiokas esi, ne? Nieks tavęs nepastums, esi vierchų vierchas, ar ne?
Nu, šiaip labai. Nu, bet iš balso jau tiek, klausyk čia, žinai, atrodo, kai su Egidijum Dragūnu kalbėčiau. Ne, bet iš karto matosi, kad nesąmonės pradėjo šnekėti ir viskas. Svarbu, kad mama nori tave pasveikinti ir būk geras sūnus, gerai? Gerai. O gali būt, kad nufilmavo tave? Ne. Tai dėl to ir sakau, kad aš pakalbėčiau su savo auklėtoja, ne auklėtoja, o to socialinio darbuotojo. Supratau. Gerai, gero tau gimtadienio. Linkėjimai nuo mamos Vaivos. Iki. Gera.